Na, o dabar keliaukime į svečius pas Audrių, kuriam ūkininkavimas yra artimas jau nuo vaikystės, o praėjusiais metais vyras buvo išrinktas metų žmogumi. Tad dėmesį į ekranus. Audriau, jums ūkininkavimas yra tikrai nesvetimas, jau nuo 6 metų darbavotės tėčio ūkyje. Kaip sekėsi, kokie buvo jūsų pirmieji darbai? Pirmieji darbai, tai žinot, buvo gyvulių priežiūra, tai nuo 6 metų, kai tėvai pradėjo ūkininkauti, kai dalinosi tie, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, kolchozas, nelabai noris net to žodžio ištarti šiai dienai, kai išsidalino tos šiferius ir pradėjo ūkininkavimą. Tai ir tada teko ir man pradėti ūkininkauti kartu su jais, tai tos gyvulius irgi šerti, prižiūrėti, netgi ir savo jautukus augintis dėl papildomų pajamų. Tai vat, ir tokia ta buvo pati pradžia ir toliau tęsės, rutuliojosi ir kol išsirutuliojo iki pat mano ūkio, iki šių dienų, tai čia 30 metų jau daugiau. Tai iš tikrųjų tėčio pavyzdys ūkininkavime įkvėpė ir jūs patį įkurti savo ūkį. Na, čia gavosi greta, žinot, kai tu jau pradedi studijuoti ar nesi pilnametis, pradedi mokintis, jau galvoji apie ateitį ar ne kažką taip, tai ir galvoji, ką nori kurti. Su gyvuliais niekada nenorėjau sieti savo ateities, nes ir taip visada galvojau, kad labai daug laiko ir taip su jais praleidau, tai ir kūriau greta augalininkystės ūkį. Tai teko derinti ir pienininkystės gyvulių priežiūrą, kartu ir pašarų ruošą ir augalininkystės darbus. Tai buvo sunkus laikotarpis, kol dar gyvuliai buvo auginami, bet dabar, kai augalininkystė vien tik tai yra šiam momentui, tai labai puikiai viskas gaunasi susiderinti. O jūsų žmona, kaip reaguoja ūkininkavimą ir kiek ji yra įsitraukus? Na, žmona iš tikrųjų mums susipažįstant, jinai sakė, kad nenorėtų niekada ūkininko turėti vyro ir norėtų namo ant ežero kranto. Nu tai ežero neišėjo man niekaip iškasti, tai tvenkinį turim. Nedidelis, bet man atrodo pakako jie, bet gavo vis tiek ūkininką. Tai niekur jau nedings dabar su manim. Įpusėjus pavasarį, kokie darbai jau yra padaryti ir kas dar laukia? Nes nebejoju, kad laukia darbymetis pats, ar ne? Taip, jau darbymetis prasidėjęs ir gan ankstyvas šiemet, 2 savaitėm, galima sakyti, anksčiau, tai mes jau trešimus tiek pirmąjį, tiek antrąjį pradėję ir pabaigę. Dabar jau pasėlių priežiūros darbai prasidėjo ir maitinimas per lapus, stabdymas, augimo tų pačių rapsų ir tų pačių kviečių jau laukia, va dabar būsimas darbas. Ir kaip bebūtų, ateina tas pavasaris jau, kai drėgmės jau sumažėja, tai ir sėja. Ir šiluma, kai atsiranda, tai Tai čia vat yra sėjamoji, tai su šita. Taip, čia yra tiesioginės jo sėjamoji. Aš jau atskiriu, kur yra sėjamoji, kur jau galvoju, gerai paaiškino, kolegos paaiškino jums. Galvoju, ar pataisysit mane ar ne, bet žiūrėjau, sėjamoji, net neatspėjau, jau žinau. Tai va, čia tiesiogiai įterpiam, irgi važiuosim tiesiai į Ražienas. Tai va, važiuosim, sėsim pupas, avižas bandysim, kaip ir minėjau, atrasti naują gerą, ale pelningą kultūrą vėl, žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai ir tokie tie darbai ir viskas. O pavasarį jau galima nuspėti, koks derlius bus? Taip, didelis, įspūdingas, ypač miesto žmonės. Sako, kad mes kulsim daug, gausim daug pinigų, tai va, miesto žmonės dažniausiai žino. O mes tai nerimastingai su šitą pavasarį žiūrim, nes anksčiau prasidėjo vegetuoti pasėliai, pradėjo labai intensyviai maitintis ir kaip bebūtų, tas atšilimas duoda tokį stimulą jiems greičiau augti, bet tuo pačiu ir mažėja atsparumas šalnoms būsimoms, kurios tikėkimės nebus šiemet, nebus kaip pernai. Audriau, žinau, kad ūkyje visada yra darbų, kuriuos reikia nudirbti ir galbūt yra darbai, kuriuos galiu nudirbti ir aš. Nes iš tikrųjų naujas sezonas, aš jau visai pasiilgau ūkio darbų. Nežinau, Juste, kokius šitą ūkio darbus duot, bet man atrodo, kad duosiu gal paprastesnį darbą, tokį buitiškesnį, kurį mano žmona atlieka kiekvieną savaitę, gal net ir 2 kartus. Labai gerai sugeba, geriau negu aš, man dar net aš kritikas duodu, tai eisim žolę pjauti. Einam pabandyti.
paspaudi ir važiuoja į priekį. Atgal su kulnu paspaudi ir viskas. O stabdis? Stabdis nereikia stabdžių, jis sustoja taip. Jis taip sustoja, kaip koja. O, gerai. Toliau. Diržo nėra. Ir dabar rankeną tą į priekį. Juste, gazo paduok. Galiu suktis? Biški lėčiau. Čia tas ant nuliuko, ar ne išjungt? Gerai. Čia už servetą ar kaip atsiprašau. Bet labai stengiuosi. Mačiau, labai. Ir šiaip, jeigu reikės pagalbinių rankų ūkyje, mielai prisijungsiu. Tiesiu taikymu, ačiū, visada kviesim, bet biški reikėtų patobulėti. Dar šiek tiek žiūriu, dar jis taip tiesiau galėtų šiek tiek būti, tą prie kraščiuko gal dar arčiau. Gal ir iki galo kai kur davažiuoti galėjai, nu, bet kaip pirmam kartui. Pirmam kartui gerai čia yra. Pirmas kartas pavykęs. Iš tikrųjų, ūkininkaujant yra labai svarbu patikimi partneriai. Jūsų atveju kaip yra? Taip, čia nepaslaptis iš tikrųjų, kad kuo mažiau galva skaudėtų. Patikimiem partneriam turi parduoti savo produkciją, kad patikimai į patikimą banką įkristų patikimi pinigai. Tai ir kad būtų patiektos visos žaliavos reikalingos užauginti produkcijai, irgi kad jos būtų paprasta naudoti, kad būtų saugios naudoti, kad būtų veiksmingos ir nereikėtų alternatyvų daug ieškoti. Tai būtent aš tokius ir renkuosi. Tai vienas iš tokių partnerių, tai ir Vasvas yra, kaip sakant, tai jų produkcija išbandyta eilę metų, būtent vienas iš tokių patikimiausių. Audriau, čia mes galime matyti ir to pačiu pasidžiaugti viršeliu jūsų, nes praėjusiais metais žurnalas Mano ūkis paskelbė jūs metų žmogumi. Papasakokit plačiau. Na, čia iš tikrųjų buvo netikėtas toksai apdovanojimas, toks už metų triūsą žemdirbių savivaldai. Taip sutapo su mano suaktyvėjimu žemdirbių savivaldai. Pradėjau aktyviau pieno klausimą spręsti, nes pasitraukiant iš pienininkystės kilo iš tikrųjų toks interesas padėti ir kitiems pieno ūkininkams, tai su bendraminčių komanda, jaunų ūkininkų, brandaus jaunimo ūkininkų irgi dalimi. Mes protestavimą pernai, nepaslėptis prieš tokią blogą su pieno supirkimo kainą. Tai viskas nuo to ir prasidėjo. Koks jausmas būtent viršelio? Kaip jūsų vaikai reaguoja, kad va, tėtis ant žurnalo viršelio? Labai daug nesureikšminu, pats asmeniškai nelabai aš toks mėgstantis afišuotis ir viešintis. Kaip ir minėjau, sakau, man svarbiausia, kad žemdirbiams nuo to yra geriau. Svarbiausia, kad tai veikia mano darbas ir iš tikrųjų tas yra pats didžiausias stimulas. O šiaip vaikai, nukrypstant, grįžtant, tai nežinau, kažkaip tai pamatė. Nudžiugo, nusišypsojo. Ir tą akimirkai, ar ne, viskas to pasiūlė. Na taip, tai vis tiek mano ūkis, žurnalas, kaip bebūtų, tai čia kaip mūsų kaip Lietuvos bendros žmonės, ne? Tai čia mūsų žemdirbių žmonės. Tai jau yra įvertinimas būtent tokio viršelio. Taip, iš tikrųjų.